Galiausiai pakalbėkime apie perceptyvinę fonetiką, arba kitaip dar vadinamą audicinę fonetiką. Reikalas tas, kad į fizikinius garso parametrus žmogaus klausa reaguoja nevienodai. Turbūt yra tekę girdėti tokias savokas kaip infragarsas ir ultragarsas. Tai ypač žemo dažnio ir ypač aukšto dažnio garsai, kurių žmogus negirdi. Visą tai lemia tiesiog paprastos biologinės priežastys. Tiesiog žmogaus klausos organų sistema negali priimti tokio žemo ir tokio aukšto dažnio garsų, paversti juos nerviniais impulsais ir nusiųsti smegenims. Maža to, nevienodai graduojami, nevienodai suvokiami yra ir mums girdimi garsai. Geriausia tai būtų perprasti pasitelkus vadinamąjį Weberio-Fechnerio dėsnį. Pasitelkim paprastą analogiją. Nueiname į parduotuvę ir matome, kad 2 eurus kainavusi prekė šiandien kainuoja 1 eurą. Ta 1 euro nuolaida mums atrodys gana didelė. Tačiau, jeigu ta pati 1 euro nuolaida bus taikoma 200 eurų kainavusiai prekiai, mes tai vertinsime ją labai kaip mažytę. Kitaip sakant, ta pati 1 euro nuolaida vertinama visiškai skirtingai, priklausomai nuo to, kokią visos kainos dalį jis sudaro. Lygiai tas pats yra taikytina ir kalbos garsų suvokimui. Dėl šios priežasties fizikinės parametrų skalės yra keičiamos psichoakustinėmis. Mokslinėje praktikoje yra atliekami įvairūs eksperimentai įsitikinti, kaip į vienus yra akustinius parametrus yra reaguojama žmonių, kaip žmogus interpretuoja girdimą vienokį ar kitokį garso skirtumą pagal vieną ar kitą parametrą. Lietuvių kalbos tyrimuose, pavyzdžiui, bandoma išsiaiškinti, ar vis dar egzistuoja, ar vis dar yra girdimos, ar vis dar yra tariamos ilgųjų balsių priegaidės. Bet apie jas jau pakalbėsime kitą kartą.